mes norėtume matyti. Gal Lenonas tokį pasaulinį lygmenį primena, gal viso pasaulio lietuvius į kokį nors įvelti idėjų konkursą. Prisidėtų verslas prie panašių dalykų? Taip. Mielai, bet tikrai aš tai siūlau, reiškia, čia, kad pabrainstorminti, kas tai galėtų būti, reiškia, vietoj tos, reiškia, aikštės, kuri yra negyvoka, reiškia, ta prasme, esmė tame turi būti priežastis, dėl kurio, reiškia, žmonės turi ateiti, reiškia, ir aišku, turim suvokti, koksgi tikslas, kasgi yra norima padaryti iš tos aikštės, aš matau klausimų. Taip, auditorija atgyjat po truputėlį, kaip visada į pabaigą pokalbio. Na, organizuodami šitą festivalį mes dažnai pasikalbėdavom, kuo galim apskritai kaip organizacija Mediapolis įnešti kažką naujo, būtent iš skaitmeninių kūrybinių industrijų sektoriaus į Vilnių, kaip pagerinti žmonių gyvenimą ir taip toliau. Ir iš tikrųjų Lukiškių aikštė yra tuščia, bet nereikia į tą tuštumą žiūrėti kaip į kažką, ką reikia užpildyti kažkokiu tai plytgaliu postmoderniu arba kieno nors statula, memorialu ir taip toliau. Iš skaitmeninių kūrybinių industrijų pusės žvelgiant yra toks dalykas kaip augmented reality. Tai yra tikrovė, kurios mes nematom plika akimi, bet mes matom per savo išmanųjį telefoną, iPadą ir taip toliau. Taigi, jeigu paversti, tarkim, Lukiškių aikštę gyva skelbimų lenta, kurios nematysi plika akimi, tu eisi ir praeisi ją, bet jeigu pasiimsi telefoną ir, tarkim, 12 val. Nakties atėjęs užsienietis, jis pagalvos, į kokį barą man eiti. Tikrai yra tekę sutikti daugelį užsieniečių, kurie 1-2 val. Nakties jau nebežino, kur pasidėti Vilniuje ir klausinėja visų iš eilės. Tu pasiemi savo telefoną, prieini prie kažkokios įraidės, kuri tau matos per telefoną ir tu matai, o, šitas baras dirba, šitas dirba, o, čia galėsiu pernakot, nežinau, koks viešbutis dar veikia ir taip toliau. Ir tai būtų labai puikia idėja. Tokia skaitmeninė Lukiškių aikštė, kuriai nereikia jokių paminklų, nieko, bet ji yra tiesiog naudingas dalykas bet kuriam miesto gyventojui ir turistui. Lukiškių aikštė naktiniam Vilniaus gyvenimui palengvinti, paįvairinti. Idėja, taip, klausom dar idėjų. Aš dar vėl prie duobių ir prie transporto kamščių. Vienas tūlas veikėjas iš susisiekimo ministerijos, berods buvo automobilių ir kelių direkcijos. Eilinį kartą paprašytis pakomentuoti, kaip čia tam Vilniui reiškia tiek milijonų išleisti yra kamščiams mažinti, tai kamščiai vis dar yra. Jis tiesiog jau matosi žmogus priveiktas tų tokių klausimų, sako, mes galim, sako, ties kiek norit asfalto, bet kai kurių gatvių pralaidumas yra toks, koks jis yra. Ir į tai reaguodama viena laida transportą padarė eksperimentą vienoje Vilniaus gatvėje, prie Žalio tilto tiesiog paskaičiavo, kiek automobilių per vieną žalios šviesos ciklą pravažiuoja. Jie gavo 3,5, reiškia, automobilio per vieną ciklą. Jie kartu pasikeitė, reiškia, bendradarbiauti su vieną automobilių klubą ir to klubo vairuotojai, reiškia, buvo paprašyti važiuoti kaip įmanoma greičiau, jie sustojo į koloną ir jie pravažiavo 7 ar 8 per vieną tą žalios spalvos, reiškia, ciklą. Tai vėl žiūrint iš tos miesto perspektyvos, jeigu, tarkim, mes kuriam, kad ten bus kamščiai, kažkokia bus galima išmaniai pasižiūrėti, kur yra laisva pravažiuoti, galbūt galima turėti kažkokią tai aplikaciją, kuri parodytų, kad čia yra pralaidumo problemos, vėlgi visi žinom tą apribojimo teoriją, kad yra tam tikras pralaidumas, per kurį mes galim pravažiuoti, ir kad šitoje reiktų važiuoti ar dėmesingiau, ar atidžiau, ar nustoti moterims dažytis lūpas, vyriškiams skustis barzdą ir tiesiog atkreipti dėmesio, kad tas pralaidumas padidėtų, nes galima kiek nori pritiesti asfalto, bet tas nieko nekeis. Tai, va taip. Galbūt net galėtų būti tokios kameros, kurios ten užfiksuotų, pavyzdžiui, kiek laiko tu sugaišai, kiek sekundžių tu sugaišai degant ar užsidegus žaliai šviesai ir paskui, pavyzdžiui, su kokia nors sąskaita tavo ateitų ir sekundžių suskaičiuotos skaičius, kiek tu užgaišinai eismą mieste. Galėtų būti tokios paslaugos vilniečiams? Viskas įmanoma, viskas įmanoma. Klausimas, kolegos, kas už tai mokės. Tik tai, reiškia, tikrai galimybių yra daug ir visokių, pavyzdžiui, Visagino mieste buvo įrengta sistema, kuri reiškia, ne tik tai filmuoja, bet ir nuskaito
automobilių numerius ir jeigu tas automobilis buvo pavogtas prieš valandą, iš karto jisai bus pastebėtas toje vietoje, operatyviai sureaguota ir taip toliau. Tai iš esmės įmanoma ir ten tą pralaidumą reguliuoti ir reiškia, stebėti ir kažkokias tai pasidaryti savo išvadas iš to ir taip toliau. Reiškia, aš sakau vėlgi kolegos dar kartą, kiek kartų jūs turėt virtualių susitikimų, padarėt konferencinį skambutį, reiškia, kokį tai, ir kiek kartų važiavot gyvai ir šnekėjotės, ir iš kur tas, ir ar kiekvienas reikalingas tas važiavimas. Arba gal tada, reiškia, užsėskim. Vienas rytis, kurias man visai nekalbėjom, tai yra tie takai. Labai džiaugiuosi matydamas, kaip tiesiami dviračių takai ten, reiškia, pro kažkur tai ir tikrai jų ganėtinai trūksta ir palyginus su Skandinavijos šalim vėlgi esam, gan, ta prasme, ant dviračių nesėd, nes iš tikrųjų vietom yra baisoka, ten Antakalnį gal randat, reiškia, bet gal Indrė kažką pakomentuotumėt? Taip, dviračių takai iš tikrųjų tai problema, tą matome patys, nes patys irgi važinėjom dviračiais, nežiūrim tik pro dangoraižio langus, matome, yra tikrai problemų, kad ir nuvažiavimo kai kur trūksta, bet tikrai keliame tai kaip irgi vieną iš prioritetų ir miestas tikrai dabar atkreipia dėmesį, nes tiek tarybos nariai mes važinėjom, tiek meras važinėja, tai kad tikrai tai neliks nepastebėta ir pokyčius tikrai matysime po truputėlį, nes tam vis tiek pinigėlių visur reikia. Dar klausimas. Dar tik tai tokia mintį pridėsiu, kad, kadangi dviračių daugėja, tai tų kamerų galėtų būti daugiau, iš tikrųjų. Aš pastebėjau, vieną tokie įvykį turėjau, pasižiūrėjau prie prezidentūros ir tai ramiai pasižiūrėjau po kamerą, kad saugu būtų. Tai sako, žinokit, nepadėjo, sako, nes šalia Vilniaus universiteto sargas yra, tai sako, vis tiek pavogė. Bet vis tiek palikau. Tai va. Dar aš šiek tiek dar papildysiu, dar tęsiant apie dviračius, dar jau kaip girdėjote, netgi ir dviračių nuoma pas mus sugrįžta e-oranžiniai, tai vėlgi tikrai rodo, kad tai tikrai vienas iš miesto prioritetų. Taip, dabar dar idėja arba klausimas iš auditorijos. Grįžtam prie šviesoforų ir eismo kamščių. Tai visų pirma klausimas toks, kodėl prie licėjaus 3 nakties veikia šviesoforai, kai važiuoja, kokia čia gatve, Ozo gatve, ar ne, mašinų srautas, kažkoks, kuris, tarkim, naktinis, užsinaktinėjęs. Prie licėjaus šviesoforas yra vaikam, bet vaikai 3 valandą nakties nesimoka. Tai kam jie reikalingi ir kodėl jie stabdo eismą konkrečiai? Važiuojant greitai. Bet ne tame esmė. Esmė, kad labai būtų laikmetis. Atrodo, kiek sekundžių iki žalios, žalia tęsiasi, tada baigėsi raudona. Ir tai yra labai elementaru ir daug nekainuoja. Ledinis, tarkim, laikmetis. Po 3 sekundžių žalia ir visi važiuoja, o nemiegam. Tai spėjom ir barzdą nusiskusti ir pasidažyti iki to. Vis tiek vilniečiai nori dar ne tik vairuoti, bet ir dar kažką veikti patogiai. Gerai. Patogiai veikti dar ir eismo kamštyje kažką dar papildomai nuveikti. Kaip Taline minėtas pavyzdys yra iš tikrųjų visai smagu, kai ypač lauki, kada pereisi gatvę ir matai, kad kiek tau liko dar laukti, nebėgi per raudoną tiem pažeidėjams. Ir net iš tikrųjų prevenciškai galbūt net mažina ir atsitikimų tam tikrų skaičių. Tai visai smagiai idėja, palaikyčiau. O apie išmaniuosius šviesoforus, kurie naktį kitaip šviestų negu dieną? Šviesoforus, tai jie ir dabar puikiai gali pasireguliuoti. Aš gal pasiūlyčiau pasinaudoti mūsų tą miesto problemų registravimo sistemą, kad patiem pabandyti ir tikrai mūsų specialistai tikrai atkreips dėmesį ir atrašys, kad viskas išspręsta. Nes įvairių iš tikrųjų būna įvairių situacijų, kada atrodo, nepagalvotum, kokia yra priežastis, kada turi taip veikti. Ar nebet turim daugiau, kol kas nematau kylančių rankų iš auditorijos ir tų idėjų srauto. Tai tada tokį dar provokacinį klausimėlį pabandysiu suregzti. Ar štai tas skaitmenizacija miesto,
ar yra toksai vienareikšmiškas gėris. Štai sakė Aurimas, kad jeigu perkeltumėm į Google bažnyčias visas, tai būtų gera lankytis juose ir muziejus, neišeinant iš namų, arba pavyzdžiui, netvykstant į Vilnių iš kitų pasaulio kraštų. Ar tada nesumažėtų turistų skaičius į Vilnių, kas mums irgi labai svarbu yra, kad srautas šitas nuolat didėtų. Mes dabar čia besėdėdami matėm, kiek leidžiasi lėktuvų į Vilnių praktiškai virš senamiesčio praskrisdami. Ir tai nuteikia neblogai, reiškia, atsigavo tas, vienu metu buvo Vilnius toks nepasiekiamas miestas, šiuo metu tai tokių problemų nėra ir turistai gali lengvai atkeliauti, o štai jeigu visą miestą bus galima pasiekti skaitmenyje, tai gal sumažės tų turistų. Atvykti vien dėl to, kad